Labas, čia Mantas iš Matiekos. Bandysim spręsti šiek tiek tikimybių, gan sunkus uždavinys iš tikrųjų, jeigu neįskaitant sąlygos. Tai visų pirma, dabar iš skaitmenų duotųjų, iš kurių yra 1, 0 ir 3, tai reikia atkreipti dėmesį, kad yra 3 skirtingi skaičiai. Tai yra 0, toliau skaičiai yra lyginiai ir skaičiai yra 2 skaičiai nelyginiai. Tai dabar šis pasižymėsiu gal šviesiai mėlynai. Taip, dabar sakoma, kad skaitmenys nesikartoja, tai skaitmenys nesikartoja, tiesiog pažymim, kad reikės naudoti nesikartojančius skaitmenys ir apskaičiuoti tikimybę, kad atsitiktinai pasirinktas keturženklis skaičius yra lyginis. Tai dabar tikimybės kaip skaičiuojamos, tai turim įrašyti vardiklyje visas galimybės, tai tiesiog įrašyti visos kombinacijos ir skaitiklėje mes turim išsiskaičiuoti, kiek yra sėkmingų kombinacijų, tai arba tinkamų. Tai tinkamos kombinacijos, tinkamos kombinacijos padalinti iš visų. Tai išsiskaičiuoti visas gan nesudėtinga, tai kadangi yra keturženklis skaičius, turim keturženklį skaičiai, kurių skaitmenys nesikartoja, tiesiog susidarau, kiek bus iš visų kombinacijų. Visos kombinacijos ir tiesiog susižymiu, kad pirmam skaitmeniui duota vietos, kiek galimybių antram skaitmeniui, trečiam ir ketvirtam. Ir aišku, visas reikės jas tiesiog sudauginti. Tai pirmą skaitmenį renkamės 1 iš 6, mes negalime rinkti 0, kadangi keturženklis skaičius turi prasidėti. Jeigu prasidės 0, jau bus nebe keturženklis. Tai mes renkamės 1 iš 6, tai tiesiog sudauginam 6 kart. Dabar į antrąjį skaitinį, kadangi vienas jų skaičius buvo išnaudotas, tai liks 2. Bet prisidės dar 0, tai vienas normalus skaičius išnaudotas, bet prisidės 0, tai mes vis dar turim 0 ir 5 likus skaičius. Tai vis tiek lieka 6. Dabar jau, kada 2 skaitmenys bus išnaudoti, liks 1 iš 5, tai kad 5. Ir aišku, paskutiniam skaitmeniui liks 4. Čia dabar šią sandaugą mes turėsime rašyti į vardiklį. Dabar, kaip suskaičiuoti, kiek yra lyginių, tai yra ta tikimybė dviem būdais. Vienas būdas susiskaičiuoti, kiek yra nelyginių ir atimti iš visų. Kitas būdas skaičiuoti lyginius, tai parodysiu abiem būdais. Tai pirmas būdas suskaičiuojam, kiek yra nelyginiai. Tai dabar nelyginiai. Tai dabar nelyginių kombinacijų bus, vėlgi, imu 4 vietas, kad galėčiau įrašyti skaitmenis ir jas visas tada reikės tiesiog sudauginti. Ir kadangi turim nelyginį skaitmenį, tai turim pradėti nuo pačio paskutinio. Tai paskutinį aš dabar dėsiu ir 1 iš 2. Kad galiu arba 5, arba 7, turiu dėti 1 iš tų 2 skaitmenų. Ir pasižymiu, kad 1 iš 2 nelyginių. Tai tokios galimybės yra 2. Ir galiu tada jau, kadangi saudogoje galima keisti dauginamus vietomis, tai pradėjau užsipildžiau 1. Ir dabar kiek galėsiu
kombinacijų naudoti antrąjį, tai aš negalėsiu naudoti 0 ir nebegalėsiu kadangi vieną jau pasirinkau skaitmenį paskutinį. Tai dabar man liks tada be 0 ir kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, tai man liks tik tais 5 tokios 5 galimybės pasirinkti pirmąjį. Dabar antrąjį skaitmenį, kad pasirinkti, tai bus likę 4 skaitmenys, bet ir prisidės dar 0, nes antram jau 0 galima naudoti. Tai vėlgi 5, tai 5, 5 kart 4, jeigu mes juos susidauginę, gausime, kiek yra iš viso nelyginti. 5 kart 5, 25, kart 400, tai susidauginam, gaunam, kad nelyginių skaičių turėtų būti iš viso 200. Dabar susidauginu, kiek yra iš viso, tai kiek čia 306, kart 20, 7, 20, tai iš viso skaitmenų galima sudaryti 720. Tai pagal tikimybės apibrėžimą viso turėtų lyginių skaičių būti 720 minus 200, tai viso lyginio turi būti gautis 520, tai galima pabandyti paskaičiuoti. Dabar į ką reikia atkreipti dėmesį, kad yra 2 būdai padaryti lyginį. Tai dabar lyginiams parodysiu, kokie tie 2 būdai. Tai dabar turim visų kombinacijų, nelyginių kombinacijų, dabar lyginių kombinacijų. Tai ir lyginiai galės būti arba tokie, kurie baigėsi 0, tai paskutinis skaitmuo 0, arba paskutinis skaitmuo ne 0, kadangi šiek tiek keisis jų tikimybių skaičiavimas. Dabar jeigu paskutinis skaitmuo 0, tai baigėsi 0 ir sudarysiu kombinacijas dabar. Jeigu baigėsi 0, mes ką turim paskutiniam skaitmenį, pasirinkime tik tais iš 1. Tai mes tik tais galim pasirinkti 0, tai vadinasi, yra tik tais viena tokia galimybė. Dabar kiek liko pirmam skaitmenį, tai dabar jeigu pradėsiu pirmą skaitmenį, 0 išnaudotas jau pabaigai, tai mes turime pasirinkimą 1 iš 6, kadangi jau 0, tai tiesiog 1 iš 6, tai 6 tokios, paskiau antram skaitmeniui, kadangi 2 skaitmenys išnaudoti 0 ir 1 išlikusių, tai galim imti 1 iš 5 ir 1 iš 4. Tai dabar kiek tokių skaičių bus? 130 kart 4 kart 1, tai bus 120 tokių skaitmenų bus galima sudaryti, kurie baigėsi 0. Ir dar lyginiai atskirai reikės skaičiuoti tokie, kurie baigėsi ne 0. Tai baigėsi ne 0. Tai susidedam kombinacijas visas, tai vėlgi pradedu nuo paskutinio skaitmens. Tai paskutinis skaitmuo, kuris yra lyginis ir baigėsi ne 0, bus, galėsim 1, 2, 3, 4, tai arba 2, 4, 6, 8, viso 4 tokie skaitmenys. Tai rašau 4 į paskutinį skaitmenį. Dabar pirmąjį skaitmenį, kadangi 1 iš lyginių išnaudotas, 0 imti negalim, tai mes turime imti 1 iš 5. Tai bus tokių skaitmenų, kurie, pažiūrėsiu, 0 negali būti, 1 išnaudotas, taip jau, 1 iš 5 ir čia tiesiog atidžiai tiesiog tas kombinacijas atsirinkti. Tada antram skaitmenį mes jau galime imti 0, bet 2 skaitmenys išnaudoti, tai
kiek čia bus likę, vis tiek 1 iš 5. Tada trečiam skaitmenį, kiek jau 3 išnaudoti, tai 1 iš 4. Ir dabar susidauginam 5 kart 5, 25, 100, viso tokių bus 400 skaitmenų, kurie baigėsi ne nulis. Tai dabar iš viso lyginių bus 120 plus 400. Tai gaunam 5, 20 ir matome, kad susideda gražiai nelyginiai, lyginiai į 720. Tai ką tai reiškia, kad mūsų tikimybė nuo A, tai tikimybė nuo A bus lygi 5, čia lyginį, tai 520 padalinta iš 720. Aišku, buvo galima skaičiuoti ir be, tiesiog suskaičiavus ir nelyginius, jeigu jūs būtume tiesiog 720 atėmę 200, jūs tiesiog lygiai tą patį. Bet čia tiesiog norėjau parodyti, kaip suskaičiuojama tie lyginiai. Dabar atsitiktinai pasirinktas skaičius yra mažesnis negu 4000, tai dabar vėlgi tikimybė nuo B surašysiu kiek tokių skaičių, kurių mažesni negu 4000, tai mažiau už 4000, vadinasi, atsirenkam, koks gali pirmas būti skaitmuo. Tai pirmas skaitmuo gali būti, jeigu paimsiu 402, jau bus mažiausias bus 4025, kas nėra mažesnis už 4000, tai tiesiog vienas toksai variantas, galiu pradėti tik tai su vienetu. Tai vienas, tai pirmas skaičius turės būti būtinai dvejetas ir tai nėra daugiau pasirinkimų, vienas pasirinkimas. Antram skaitmeniui, kadangi išnaudotas yra dvejetas, bet mes galime imti dasideda nulis, jau 0 galime imti, tai tiesiog, kiek čia bus likę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai 1 iš 6, tada 1 iš 5 ir 1 iš 4 likus, jeigu skaitinys nesikartuoti. Dabar sudauginam, kiek čia gausim 120, 120 tokių skaitmenų. Tai tikimybė nuo B, kad pasirinktas skaičius bus mažesnis nei 4000, bus 120 padalinta iš 720. Aišku, jeigu norit, galite suprastinti paskutiniam galutiniam atsakymui. Tai kiek čia bus 12 padalinti iš 6, tai 1/6. Dabar jeigu norėčiau prastinti, buvo daug paprasčiau, čia tiek nesusprastinti. Tiesiog 502/72, iš ko čia padarysiu iš 2. Kol kas neprastinsiu, paliksiu tikimybę A neprastinti. Tai tikiuosi padėjo. Gan iš tikrųjų sunkus uždavinys, bet įmanomas.